26 mėnulio diena. Dienos akmuo geltonasis nefritas. Simbolis rupūžė. Kaip ir gyvatė, rupūžė yra išminties personifikacija, bet tokios išminties, kuri kitam žmogui neduoda jokios naudos, nes po jas slypi apgaulė ir savanaudiški tikslai. Ši diena yra pilna pavojų. Jis siejama su susilaikymu, gyvenimo pažinimu ir kaukių tikrinimu, po kuriomis slepiasi tikri žmogaus kėslai. Galite susidurti su vagystėmis, grubiu materializmu ir veidmainiavimu. Šiomis mėnulio dienomis sapnai gali parodyti jūsų įpročius ir prisirišimus, kurių verta atsikratyti. Jei sapnavote save diktatoriaus vaidmenyje, tuomet gyvenime reikia būti mažiau pasipūtusiu ir susireikšminusiu. O jeigu sapnavote, jog jūsų vaidmuo mažas, pavyzdžiui, matėte save kaip elgeta, vadinasi, esate žemo lygio savivertės ir neturite savigarbos, kurią būtina pakelti. Ligos šią dieną bus sunkios, galinčios kelti pavojų gyvybei. Šiandien nepalanku persivalgyti. Nepageidautina užsiimti intensyvę mankštą ir bėgiojimu bei lankytis pas odontologą. Ne pats geriausias laikas vandens procedūroms ir maudynėms. Į maisto racioną įtraukite žalias daržoves, citrusinius vaisius ir žuvį. Šios dienos energija yra sunki, todėl galite atlikti tik lengvus buities darbus, tad nuo aktyvaus darbo reikia susilaikyti. Jei jaučiate jėgų stygių, namų ruošos darbus atidėkite tinkamesniam laikui. Diena visiškai netinka pirmam pasimatymui. Galima susitikti tik su laiko patikrintu ir artimu jūsų sielai partneriu. Jeigu jam reikia jūsų pagalbos, būtinai jį palaikykite ir padėkite. Intimių santykių šią dieną verčiau atsisakyti. 26 mėnulio diena yra ideali santykiams nutraukti, jei manote, kad jie neturi šviesios ateities. Bloga diena sutarčių ir sandorių sudarimui. Jie gali taip ir likti nuolatinių derybų ir tuščių pokalbių lygmenyje. Be viso to šiandien yra tikimybė susidurti su sukčiais.